89-ieji. Iki Lietuvos nepriklausomybės vos pusę metų. Lietuva čia dar Tarybų socialistinė respublika valdoma iš Maskvos. Matome tai, kas nutiko po sovietinės armijos parado. Ну что фотографируешь? Фашист несчастный. Nedarykit betvarkės. Nedarykit betvarkės. Kadrai, kuriuos retai kur išvysime. Tai reta ne vien todėl, kad filmavimo kamerų 89-aisiais nebuvo tiek daug, kiek dabar. Atsukime šią archyvinę juostą atgal ir pamatysime, nuo ko prasidėjo konfliktas. Štai, filmuota slapta. Už filmavimą tokioje vietoje be suderinimo tada lengvai galėjai atsidurti už grotų saugumo Rusiją. Tikrų tikriausias, 20-mečiams mūsų žiūrovams nematytas karinis sovietų paradas. Tokie Vilniaus, o ir kitų Lietuvos miestų gatvėmis pražingsniuodavo 2 kart per metus. Tik šįkart grupė žmonių pasielgė tarsi savižudžiai. Lietuvos Laisvės lygos surengta viena pirmųjų vieša atviro pasipriešinimo akcija. Vos pražygiavus sovietų kariuomeniai ir tankams, štai tokia komunistus suerzinusi kolona. Vienas pirmųjų – viešas Lietuvos pareiškimas. Didžiausiose pasaulio televizijose parodytas tąsyk kaip sensacija. Svetima valdžia ir raudonoji jos kariuomenė iš Lietuvos lauk.